ar moduliniam namui reikia leidimo ir kokie reikalavimai jam taikomi. Atsakymas – ne visada. Viskas priklauso, ar modulinis namas laikomas statiniu. Jei modulinis namas pagamintas gamykloje, atvežamas į sklypą ir pastatomas be statybos darbų, o jį galima perkelti į kitą vietą, neprarandant vertės, jis laikomas kilnojamu daiktu. Tokiu atveju leidimas jums nereikalingas. Tačiau net ir tada privalote laikyti specialiųjų žemės naudojimų sąlygų, nekilnojamo kultūros paveldo, saugomų teritorijų reglamentų, kitų teritorijai taikomų apribojimų. Situacija keičiasi, kai statybos vietoje atliekami statybos darbai. Įrengiami pamatai, montuojamos laikančios konstrukcijos, inžineriniai tinklai, o namo nebegalima perkelti, neprarandant jo vertės. Tuomet modulinis namas laikomas statiniu. Reikalingas projektas, taikomi norminiai atstumai, o kai kuriais atvejais ir statybos leidimas. Svarbu žinoti ir tai, kad laikinas statinys nėra paprastesnis. Jam taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir nuolatiniam. Išvada paprasta. Ne pats žodis modulis, o įrengimas lemia, ar jums reikės leidimo. Išsisaugok šį video, pravers prieš priimant sprendimą.